Labas vakaras, mėly lietuviško futbolo gerbėjai, jūsų ekranuose Marijampolės futbolo arenos stadionas, kur visai netrukus prasidės rungtynės tarp Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio ekipų. Hernandezas klysta, Žalgirio legionierius, ir tai galbūt yra galimybė bėgti Sūduvai greitą kontrataką. Labai geras perdavimas, sūduviečių varžovų baudos aikštelės, smūgis į vartus, Filipavičiaus perdavimas, smūgis į vartus, žalgiriečiai tolsta nuo varžovų baudos aikštelės. Tamimi. Geras jo perdavimas Armanavičius, šis jau varžovų baudos aikštelė, puikiai užsikerta kamuolį, smūgis kairė koja ir Hernandezo perdavimas prie kairiosios šoninės linijos. Kajodė, šis randa Dolžnikovą, Dolžnikovas bando atlikti aukštą perdavimą į varžovų baudos aikštelę, smūgis į vartus, kurį atlieka Tamimi galvą ir Zenkevičių. Keičia atakos kryptį Artūras, tikslus jo perdavimas link Jonatano Tamimi. Štai toks perdavimas. Ir už tokį pavojingą žaidimą su labai aukštai iškelta koja Vilius Armanavičius prieš save išvysta geltono kortelę. Burba, jo perdavimas. Gerai, čia juda kamuolys Sūduvos komandoje. Ir toliau lieka su kamuoliu sūduviečiai, juda su kamuoliu prieki Maksimovičius. Yra tikrai keletas opcijų, kokį sprendimą priims serbas, smūgis į vartus, Mikelionis. Truputį keičia atakos kryptį svečiai. Kajodė. Geras jo perdavimas Artūrui Dolžnikovui, šis pasileidžia kairiuoju atakos kraštų, Budzilauskas, stumimas rankomis ir 11 metrų baudinys. Armanavičiaus smūgis ir 1-0. Kauno Žalgiris veržiasi į priekį. Siunčia linkėjimus į tribūnas Vilius Armanavičius ir be abejo Kauno Žalgiris džiaugiasi po šio įvarčio. Na tikrai, apylygės rungtynės. Ir dar kartelį Losonas. Zotko aktyviai prašo kamuolį, būtent dabar ukrainietis jį ir gauna. Čia bandymas smūgiuoti iš labai toli. Priklauso Kauno Žalgirio futbolininkams, kurie kamuolį kontroliuoja 54% laiko. Čia kietas susidarimas aikštės viduryje ir traukiama geltono kortelė Viliui Armanavičiui. Ir tai yra antroji geltona kortelė vienintelio įvarčio autorium, tad štai taip priverstas baigti rungtynes Armanavičius antro kėlinio laikų, kad pabandytų išlyginti bent jau pradžioje rezultatą. Sąlygos tam visai neblogos, žaidimas. Jo perdavimas. Zenkevičius, smūgis į vartus ir 1-1. Visiškai laisvas varžovų baudos aikštelėje buvo paliktas Dariušas Stankevičius ir šios klaidos jisai varžovams neatleidžia. Maždaug ties 11 metrų žema yra šis futbolininkas ir dešinė koja į apatinį vartų kampą, siunčia kamuolį. Rokas Filipavičius, jo perdavimas. Aukštai skrieja kamuolys, bandymas smūgiuoti ir kamuolys leidžiasi Marijampolės Sūduva ir Kauno Žalgiris labai kovingose rungtynėse sužaidžia rezultatu 1-1. Abudu įvarčiai buvo pelnyti jau antrajame kėlinyje.